Sveiki prisijungę narsoriai. Taigi, šiandien atsisuksime į pankroką iš Japonijos. Beje, jeigu jums čia skambėjo offensive, tai tas Takeshi pilies vedėjas, Fumito Tomoi, yra bosinė gitara grojęs ankstesniai studijo Maruko grupiai Sportas. Tai taip gaunas, kad plačiausiai Lietuvoje žinomas Japonas buvo pankroko grupiai, o pats Marukas tokioj laidoj punktyrai yra japonišką pankroką pristatęs publikai. Galėsiu Instoje ar kur įmest nuorodą, kad paklausytumėt, kaip tas skambėjo. Ten lyg ir turėjo tos laidos pratęsimas būt kažkada, bet kadangi taip ir nesulaukėm, ir kadangi Marukas selekciją parinko daugiau pagal tai, ką jis pats mėgsta, nei pagal temą vietom, tai galvoju, gal būtų visai neblogai pabandyti antrą Japonijos pankroko dublį. Tik aišku, jis irgi bus pagal tai, ką aš pats mėgstu. O kalbėti apie Japonijos kultūrą, gyvenant vakaruose, nėra taip lengva, nesimetant į Japonijos fasado romantizavimą. Yra toks terminas net orientalizmas, kuris nusako tendenciją rytų šalis matyti kaip mistinė ir egzotinė priešybė racionaliem ir industrializuotiem vakaram. Ir sekant šitom klišėm, labai lengva žiūrėti Japoniją, pačios Japonijos nematant. O nulupus tą tapetą su Fudzijamos kalnu ir sakurų žiedais, Japonija pasirodo kaip hipermoderni visuomenė, įsimylėjusi biurokratiją su visom ir vakaram būdingom kapitalizmo grimasom. Ir aš manau, kad būtent Japonijos pankrokas leidžia prisiliesti ne prie idealizuoto vaizdo, o prie realių žmonių patirčių ir straglų. Ir per pankroką pamatyti Japoniją taip, kaip ją mato pats Japonas. Per tai, kas kritikuojama ir kokiais būdais tas daroma. Ir manau, kad pasakojimą čia reikėtų pradėti nuo dalykų, kurie šalyje vyko nuo 20 amžiaus vidurio. Tai pralaimėjus antrą pasaulinį karą, PM1 Japonija ir JAV pasirašo tarpusavio saugumo ir bendradarbiavimo sutartį, kuri 60-ais siūloma praplėst, kad JAV galėtų laikyti karinės bazės Japonijoje. O kadangi tuo metu vyko Vietnamo karas, tų bazių Amerikai reikėjo, kad iš Japonijos salynų galėtų patogiau koordinuoti veiksmus Vietname. Ir kaip sužinojom vėliau, tose bazėse laikytos buvo ir branduolinės galvutės sovietų atgrasimui. Tai patys Japonijos žmonės, nenorėdami nei būti pagalbininkai JAV imperializmui, nei norėjo būti traukinėjami į JAV karus, o kadangi patys amerikiečiai kariniam bazėm nusavinėjo žemės iš vietinių ūkininkų ir patys kaip išgamos elgėsi, nes ten smurtavo ir prieš vietinius gyventojus ir išprievartavimo atveju yra, tai žmonės išėjo gatves protestuoti. Ir tuo pačiu tai sutapo ir su Japonijos vidaus reikalų pokyčiais, nes Japonijos vyriausybė užsimojo, kad aukštasis išsilavinimas taptų kone tiek pat esminis kaip ir mokyklos atestatas, kas atvedė iki perpildytų universitetų, augančių mokslo kainos, pasirodant skandalam apie korumpuotus universitetų direktorius, kurie pinigus nusukinėjo tiesiog savo į kišenę. Tik nepaisant tų protestų, tiek Amerikos, tiek ir JAV sutarties praplėtimas buvo pasirašytas, o studentų protestai buvo numalšinti bananų smūgiais ir ašariniam dujom, žmonėm parodant, kur jų vieta. Ir jeigu kažkas tikėjo, kad po karo ateis demokratija ir bus imti gyventi kažkaip kitaip, tai tas pasirodo kaip šnipštas, nes toks prieš vėją nepapūsi. Ir jauniem nepatenkintiem žmonėm tas suteikia puikias sąlygas radikalizuotis. Tai kadangi einant į gatves nėjo labai daug ką pasiekti, apart to, kad ministras pirmininkas visi tik atsistatydino, bet visas pasipriešinimo etosas persikraustė į menus kaip į saugią vietą. Ir šiam 970 Japonija randa ir jau turi savo proto pankroko atstovų per tokias grupės kaip Zuno Keisatsu ar Maruchibu, o Japonijai pasirodžius ir Ramones bei Sex Pistols įrašams, jie gauna ir visą pankroko vadovėlį. Tik tuo vadovėliu vadovautis Japonijai nebuvo taip jau paprasta, kai jų visuomenė funkcionuoja per labai aiškiai apibrėžtus ir griežtus socialinius kodus. Tai yra tokie konceptai kaip, pavyzdžiui, kas yra harmonija, ta prasme, kad kolektyvinė gerovė yra svarbiau už individo. Ir jeigu matėt, kada kaip Tokijo fotkės atrodo, kur per perėją eina daug žmonių su kaukytėm, tokiom covidiniam, tai kad neužkrėstų kitų, nes svarbiau yra ne pačiam užsikrėst, bet kitam nepadaryti škados. Yra tokie konceptai kaip senpai kohai, kas yra pagarba hierarchijai, kur jaunesnis privalo klausyti vyresniojo, o vyresnysis privalo mokyti. Ir tas yra tiek šeimoje, tiek darbe. Tai jeigu mes Lietuvoje turim tokius posakius kaip nebūk balta varna, Japonijai tas yra ant steroidų ir dėl to maištas tokioj visuomeniai turi labai realių padarinių. Tavęs išsižadėti gali šeima, gali išmesti iš darbo, gali būti atstumtasis su nenuvaloma socialinė dėmė.
Dėl to tie, kas pasirenka šitam nepaklust, susidegina visus tiltus ir kelio atgal grįžti iš esmės nebėra. Dėl to Japonijai tu nesi biški pankas. Ir manau, kad labai gerai tai parodo pirmosios japonų pankroko grupės, nes jos realiai nuo pradžių jau ėjo all in. Tai pavyzdžiui, 77 Kiote susiformuoja grupė SS, atstovaujantis Sceną, kuris iš esmės buvo visiškai už mainstreaminės Japonijos industrijos. Ir iš esmės dėl to, kokia buvo didelė ėjimo prieš sistemą kaina, SS skipino ir įprastą pankrokui raidos eigą. Tai yra dažniausiai kitose šalyse buvo taip, kad tu pradedi nuo klasikinio pankroko ir tada jis po truputį greitėja, bet jis tiek remiasi tais standartiniais roko griaučiais ir tada greitėdamas jis po truputį ateina į hardcore teritoriją. Tai japonai čia nesismulkino ir į hardcore, ko neėjo tiesių taikymų, nes grupės pirmas tikslas buvo nuo pat pradžių grot, tampo aplenkt Ramones. Ir dėl to dauguma jų gabalų net ir minutės nesiekė. Ir dar pavadinimą žiauriai offensive pasirinko, ką vėliau pastebėsim kaip tam tikrą kontroversiškų pavadinimų tradiciją. Tiesa, grupė mus pasiekė taip ir neišleidus jokio studijinio albumo. Visi įrašai, kurie išlikę yra arba įrašyti gyvi pasirodymai, arba bootlegai pasirodė jau po to, kai grupė išsiskirsta. Tai nedaug žodžiaujant jūsų dėmesiui, SS gabalas Mr. Twist. Jeigu grupės SS pavadinimas jums pasirodė neskoningas, tai 80-ais Fukushimai susibūrusi Michiru Endo grupė pasivadino The Stalin. Ir pasirinko tokį pavadinimą specifiškai dėl to, kad Stalinas tuo metu Japonijai buvo nekenčiamiausias šūdo gabalas. Pavyzdžiui, nors buvo su Japonija pasirašęs neutralumo paktą, jis ištaikė tarpą tarp Hirošimos ir Nagasakio bombinimų ir tada įsiveržė Japonijos kontroliuojamą Mandžiūriją, dėl ko ten iki 750 tūkstančių žmonių buvo išsiųsti į gulagus. O ribas Michiru Endo grupė peržengė ne tik pavadinimu, nes per pasirodymus į publiką mėtė žalią mėsą, žuvies galvas, kiaulę žarnas, viduje leisdavo ferverkus, koncertuodavo nuogi, save ant scenos pjaustė peiliais ir panašiai. Ir jeigu šiandien šitą pasakojant, sunku šito nematyti kaip išdirbinėjančių paauglių nesąmonių, omeny turint, pavyzdžiui, ten Max Edgy čiūvus iš juodojo metalo Sino, tai aš The Stalin gal labiau matyčiau kaip apskaičiuotą kiekvienos japonų socialinės normos perlipimą, kuris turėjo ir savo kainą. Čia grįžtant prie tų visų konceptų, kaip Va ir Senpai Kohai. Ir ilgai netruko, kol The Stalin buvo užbaninti daugumo Japonijos venijų, o juos vis tik saininės lablas gavo spaudimo švelnint lyriksus, kad iš viso galėtų kažką išleisti. O net ir nepaisant to, kad jie sukupė visai nemažą išleistos muzikos katalogą vėliau, tai jis buvo nustumtas į paraštes tiek pačioje Japonijoje, tiek ir vakaruose. Ir grupės lyderis Endo nebuvo beprotis, jis žinojo, ką daro, o lyriksai satirizavo susvetimėjimą, politinės veidmainystės, konsumerizmą ir pokarinės Japonijos konformizmą. Ir nors grupė siautėjo tik 5 metus, juos kaip įkvėpėjus cituoja visos pankroko grupės kilusios iš Japonijos. Tai parinkau šiaip ramesnį jų gabalą pavadinimu Bird.
90-ųjų pradžioje Japonija buvo tapus antra pagal dydį pasaulio ekonomika, vis didinama savo globalią įtaką toliau su savo tech kompanijom ir šalies viduje bręstančiais nekilnojamo turto burbulais. Tai šitas periodas iki 90-ųjų net vadinamas yra ekonominio stebuklo era. O tokiom sąlygom visos tos ir anksčiau buvusios japonų vertybės tapo pagrindu dar didesniam socialiniam spaudimui. Tai yra reikalavimai buvo kone absoliutaus paklusimo tiek šeimoje, tiek darbe. Nuo mažų dienų klausyk tėvų ir daug mokykis, kad gautum gerą darbą, o tada darbe klausyk savo boso ir savo korporaciją atiduok visą save. Tai toks dalykas kaip jauno žmogaus individualumo jausmas iš esmės buvo krizai. Ir jeigu per tokias grupės kaip The Stalin publika galėjo nors kažkiek atsigręžti represuojamus kolektyvinius jausmus ir taip The Stalin iš viso ledus pralaužus, 83 tampa esminiai japoniškam hardcore'ui. Ir vienu metu šalyje ima formuotis kažkokie atskiresni pankroko scenai, ypač tokiai Osakoj, kiekvienai kūrinčiai grupiai akcentus dėliojant skirtingose vietose ir skirtingom priemonėm. Ir viena tokių grupių būtų Tokyo The Coms, susibūrė 82, kurie parodo, kad kartais nereikia pasivadinti labiausiai heitinamu diktatorium, kad pašiurpintum visuomenę, kartais tiesiog užtenka neatitikti socialinių lūkesčių. O laikais, kai iš moters buvo tikimasi, kad bus tyli, paklusni ir palaikanti, The Coms turėjo ir vokalistę moterį Čitojus, kurios vokalo stilius nelabai kuo nusileido ir sino bičiam. Ir kiek aš radau, The Coms yra viena bene pirmųjų grupių hardcore punko frontinamų moters. O pačios grupės soundas labai charakteringas tuo metu Tokio undergroundiniam hardcore. Tai paklausykim The Coms gabalo No Side. Šiuo metu kaip ir The Coms ir irgi tokį, jūs suformuoja grupę Execute, grodami jau visišką hardcore tiek agresijos lygių, tiek tempų. O kadangi tai buvo iki internetinis laikas, tai pasaulio punkai tarpusavį kontaktus palaikė laiškais ir siuntiniais. Ir kadaise buvo toks dalykas kaip kasetės, kas visai nesenai vėl comebackino, tai tada buvo labai populiaru kokią nors fainą kasetę persirašyti ir siūsti kažkam kitam, tikintis, kad mainais kažką faino gausi. Šitas vadinamasis tape tradingas. Ir tokie kultūriniai mainai vyko ir tarp Japonijos ir Didžiosios Britanijos bankų. Ir Didžioji Britanija tuo metu jau ženginėjo savo hardcore su UK82. Jeigu domina, kas vyko ten, atsisukit mano 5 laidos įrašą. Tai taip besimainydami, Japonai atrado, kad į punkroką visai tinka įtraukti ir metalo. Tik lyginant su metalu, punkrokas bendrai buvo laikomas žymiai pavojingesnė teritorija, nes metalas gal buvo šiurkštų skambesiu, bet ne tiek griaunantis esamą status quo ir dėl to politiškai patogesnis. Tai pavyzdžiui, instrumento virtuoziškumas labiau derėjo ir su taip esamom sunkaus darbo vertybėm, o ir pavyzdžiui dabartinė Japonijos premjerė, ne, ta Sanae Takachi, kur šiaip groja metalo bende jaunystėj, bet šiaip tuo pačiu ir žiauriai konservatyvi yra. Tai per metalo sąsajas, kai kurios tos tuometinės pankroko grupės gavo ir progą užmegzti ryšius su vakarais. Tie patys Execute įrašė split EP su viena vokiečių hardcore grupė Inferno,
Split EP yra beje toks formatas, kai vienoj kasetės ar plokštelės pusėje yra vienas atlikėjas, o kitoj kitas. Ir dauguma tos vokiečių grupės Infernal fanų nusipirkę tą EP pirmą kartą netyčia išgirdo, kaip skamba japoniškas hardcore'as. Tai klausimui parinkau Execute kūrinį Blood Rain. Tokiu panašiu metu susibūrė grupė Jizm, kurios trumpinys reiškia Guerrilla Incendiary Sabotage Mutineer, kas reikštų partizaninis padegamasis sabotažo maištininkas, bet šiaip yra ir gerokai vulgaresnių aiškinimo variantų, bet tuos tai susiraskit patys. O jeigu Execute savo pankroko metalo įbėrė šiupsnį tik tai Jizm atveju barstant nusisuko visas druskinės viršus ir sukrito kartu su visų druskinės turiniu. Ir tai nutiko gerokai anksčiau, nei buvo tokie muzikiniai eksperimentai, kaip ten crossover trashas. Ir jų pirmas albumas pavadinimu Deathstation išleistas 84 dėl drąsaus skirtingų žanro elementų maišymo, tai padarė labai didelį įtaką tuo metu besiformuojantiem tiek hardcore punkui, tiek ekstremalaus metalo žanram. Ir Jizm frontmanas Sakevi Yokoyama pasižymėjo ir vokaliniu stiliumi, kuris dar prieš visą death metalo iškilimą derino graulą su kliksmais ir kitom technikom, kurios ilgainiui įeis kaip ekstremalaus metalo atributas. Ir nors tradiciškai pankroko grupės virtuoziškumu nepasižymėjo, Jizm gitaristas Randy Uchida ant ankstyvojo D-beato būgnų ritmo varianto lėrino pakankamai techniškus ir pakankamai sudėtingus soliakus. Tik tuo mėgautis gyvai galėjo būti šiek tiek sudėtinga, nes Jizm gyvi pasirodymai pagarsėjo kaip vieni chaotiškiausių ir pavojingiausių koncertų muzikos istorijoje. Ir jų frontmanas Sakevi, pavyzdžiui, per pasirodymus bėgdavo į minę su benzo pjūklu, gazdindavo pirmos eilės žiūrovų su liepsnosvaidžiu, į minę mėtė ferverkus, muždavosi su klausytojais, grasindavo žiūrovam užtaisytų revolverių ir iš jo pašaudydavo į lubas kartais. O kartu kiekvienų jų pasirodymo metu fone už jų būdavo leidžiami visokie vaizdo įrašai žurnalistų užfiksuoti Vietname. Tai šiaip be savo veiklos Jizm Sakevi kūrė ir vizualinius menus, klijuodamas visokius koliažus iš karo lauko vaizdų, kas vėliau padarė ir didelį įtaką visam vizualiniam anarchistinio pankroko dėmeniui. Tai beje, kadangi Jizm viską leido per savo pačių įkurtą leiblą pavadinimu Best Arts, tai jie išsaugo ir kūrybinį autonomiškumą, nesitaikstydami su mainstreamu ir viską darydami pagal savo kūrybinę viziją. Tai tokios grupės kaip Napalm Death ir Extreme Noise Terror įvardina Jizm kaip vieną iš pagrindinių įkvėpėjų. Tai jūsų dėmesiui Jizm gabalas Choke.
out mercifully to go. The difference between strangle and choke. 83 susibūrusi grupė Boradako, kurios pavadinimas reiškia riebaluotas aštunkojus, irgi iškilo Tokijo hardcore scene, bet jie nepasidavė spaudimui supanašėti kitus punkus ir eidami savo pačių keliu, jie nuėjo labiau artistiškesnę pusę ir 3 akordų pankroko klumpėse išaugo pakankamai greitai. Jų frontmanas Hirotomo Hasegawa, pavyzdžiui, dainavo stilium, kuris gal geriausiai galėtų būti apibūdinamas kaip pakrikės, nes jis netai dainuoja, netai urzgia kaip Cartmanas iš South Parko ir tada sujungiant šitai su nesusekomom laiko signatūrom ir randaminiais sustojimais gabalų viduryje, kad jis galėtų padeklamuoti kokį nors fragmentą iš poemos tam, kad vėl galėtų grįžti kažkokį gerklinį Yoko Ono performansą. Mes gaunam techniškai eksperimentinę muziką su pankroko agresija. Ir dalis tos agresijos nusėdo ir dainų žodžius, bet jų pasirinktas kritikavimo būdas išlipo gerokai už protesto dainų, nes Hasegawa lyriksuose rašė apie siurreles ir avangardinės ten baltasis eilės visokias. Ir šiaip net ir japonų native speakeriai ne visą laiką suprasdavo, kas ten privelta. Tai jeigu vakarų grupės tą darydavo labai paprastai, ten rašydavo gabalus, kad Reaganas lopas arba ten Thatcher kraugerė, tai Boradako žodžiai būdavo labiau kažkokios haliucinacinės metaforos. Ir kartais tos metaforos pritraukdavo ir tokius budistų konceptus kaip Inga, čia nėra panos vardas, čia tokia kaip ir karma, nusakanti veiksmo ir atoveiksmio ryšį. Tik šitus konceptus jie naudojo savo slogaus ir nihilistinio pasaulio kūrimui. Ir dažnai dainuodavo apie nesibaigiančius žmogiškosios kančios ciklus ir apokaliptinius scenarijus. O jų nenoras komercializuotis atsispindėjo ir tame, kad jie atsisakė savo albumam duoti pavadinimus. Dėl to iš esmės visi jų albumai vadinasi Boradako. Dėl to fanai ir kritikai turėjo susigalvoti savo sistemą, susitarę, kad vieną albumą vadins mėlynu albumu, medžio albumu ar ten vėžlio albumu. Ir Boradako pankavo kokius metus. Ir tada pankavo prieš savo pankavimą, sukurdami šabloną japonų avangardiniam rokui. O kadangi čia sunkus dažniai, tai aš parinkau jų gabalą, kuris turi pavadinimą tik japoniškai. Ir kadangi aš nepasitikslinau su Google Translate'u, kaip jį reikėtų skaityti, tai klausysim Boradako gabalo, kuris yra iš 2 hieroglifų. Pirmasis hieroglifas turi tokias kaip ir šukas viršui ir panašią formą į tą, kai mašinai užsidega ta lemputė check engine. O antras hieroglifas yra toks labiau sverto formos, su tokiu kaip ir kryžium ant to sverto. Tai gabalas šitas skiriamas mano draugui Vickai, kurį aš dar nuo studijų laikų bandau įtikinti, kad Boradako super yra. Tai skambės Boradako gabalas, ką tik apibūdintų pavadinimu.するでござる。ニンニン。Tokijas nebuvo vienintelė vieta, kur vyko kažkokie pankroko judėjimai. Kyushu saloj Fukuokoje 81 susibūrusi grupė The Swankies, kuri 83 persivadino į Gai, yra labai svarbi ir įtakinga grupė tiek hardcore punkui, tiek noisecore'ui. Noisecore'as čia dar ekstremalesnė hardcore punko atšaka su distortiono sienom, dideliais tempais ir bendra lo-fi estetika. Ir Gai labai dažnai įvardinami kaip viena iš pirmųjų noisecore grupių, kartu su kita Kyushu salos grupe Confuse. Ir jų žinomiausias releasas Extermination EP yra tiek hardcore, tiek noise punko kanonas. Ir nors jų releasų nebuvo tiek jau daug, kiekvienas jų nešė svarį įtaką kitom grupėm. Tiesa, nuo 85 Gai atsikeitė pavadinimą į Swankies atgal ir ėmė grot labiau eksperimentinį psichodelinį noise rocką,
O jeigu labai įdėmiai klausėt Sunkių dažnių epizodo numeris 5, tai kai buvo tas Chaos UK turas po Japoniją, tai Gai buvo tiesiog inspiruoti jų chaoso ir noizo. Ir tikrindami, kiek galima ant gitaros uždėti fūzo, kad čia vis dar skambėtų kaip daina. Vienintelis dalykas, kuris visą šitą bardaką prilaikė, buvo bosinė gitaros linija, tai realiai tik ją ir sekant galėjo orientuotis, kas čia vyksta. Ir Gai nors ir trumpai gyvavo, į hardcore įnešė tiek chaoso ir noizo, kiek jam pavyko stalpint, o visuomeniai kaip Japonijos, kurioje savikontrolė ir viešas veidas yra aukščiau visko, maištas menuose neišteko tiesiog lyriksuose, jisai išsiliejo į visą garsinį paketą. Ir dėl to tiek Gai, tiek Aburadako, ir bendrai daugelio aptariamų grupių palikimas yra tai, kad jeigu maištas nusėda tik tais lyriksuose, to negana. Ir jeigu tu maištauji nuosekliai, maištas turi atsispindėti ir pačioj kūrinio formoj, tai taip ginklu padarant ir patį žinutės perdavimo būdą. Čia šitas tinka tiek kalbant apie Merzbow kokį nors. Tai pabandykit pasiklausyt, kaip tai skamba. Gai kūrinys Break. Nuo 85 dauguma dešimtmečio pradžioj susibūrusių grupių subrendo ir arba nuėjo visiškai avangardą eksperimentuodami, kaip pavyzdžiui Aburadako, arba geriau įvaldę grojamus instrumentus. Ir dar 81 tokiai susibūrė Goz, prisidėjo prie unikalios japoniško hardcore mutacijos, kurią šiandien vadinam Japcore, iš Japanese hardcore. Ir jeigu kyla klausimas, kuo čia skiriasi nuo šiaip hardcore, tai atsakymas būtų, kad Japcore'as yra dar greitesnis nei britiškas ar amerikietiškas hardcore'as. Japcore'as, pavyzdžiui, turėjo šredinių soliakų perimti iš metalo, kai hardcore soliakų nebūdavo iš viso. Ir jeigu vakaruose hardcore'as gitaros toną distortindavo, bet subtiliau, tam, kad vis tiek išeitų girdėti riffus, tai Japcore'ui būdingesni visiški signalų iškraipimai, čia kaip ką tik girdėjot Gai arba Confuse kūrybai. Ir Goz 86 išleido albumą Equalizing Distort su hipergreitais tempais, paklojo pamatus visiškai naujam ekstremalios muzikos puslapiam, kaip Trashcore'as ar Power Violence'as. Ir nuo 81 aktyvus kaip grupė būdami 41 metus, jie karjerą baigė realiai prieš 4 metus. Per visą šitą laiką niekiek nešvelnėjo ir nepametė savo pradinio soundo, o Goz išskirtinumas buvo ne tik tai, kad jie maišė greitį, preciziką ir brutalumą, bet ir tai, kaip jie operavo kaip grupė. Tai pavyzdžiui, nesiteksdami su muzikos industrijom diktuojamom sąlygom, niekad neįrašinėjo muzikinio klipo ir niekad nebandė būti sign major label'o. Grodami gyvai bilietus pardavinėjo labai pigiai, kad koncertai galėtų būti perkami paaugliam, o koncertavo jie pagrindė tik Japonijai, nepalikdami salos. Tuo pačiu jie ir tokį organizavo Shodoku gigs, tai čia tokie koncertai, kaip pas mus būtų punkų novus, kur jaunos grupės turi platformą pasirodyti. Ir su Goz Japonijos hardcore punkas įgauna ir savo atskirą žanrą su atskirų pavadinimu ir savitų charakteriu. Ir daugeliu klausytojų iš vakarų būtent Goz yra pirmoji grupė atvėrusi duris kitokio pankroko klodus. Tai paklausykim Goz gabalo Fuckhead. Fuckhead!
Tuo pat metu tokiai panašiu metu su GOS įsibūrusi grupė Lip Cream nuo 84 iki 90 padėjo įtvirtinti tai, kas taps esminiais džepkoro atributais. Greiti tempai ir kraujas tingdantis kliksmai. Ir irgi takoti tiek britų Chaos UK, tiek ir amerikietiško hardkoro, jie sukūrė savo derinį, kuris skyrėsi nuo visų kitų tuometinių hardkoro atmainų. Tik jeigu GOS metalo elementų neturėjo tiek jau daug, tai jis traukė soliakus, bet visa kita pačios buvo iš esmės pankiška. Tai Lip Cream iš metalo pasiskolino į riffus, kurie labiau metaliniai nei pankovi. O to pačiu jie kartu su GOS kartu jungė jėgas, plėsdami pasidaryk pats bendruomenės ribas undergroundiniam Tokijui. Iš esmės, ir dėl jų indėlio ekstremalią muziką bendrai, Relapse Records labelas netaip seniai perleido visą jų ankstesnį katalogą, kad jis būtų prieinamas visiems, o ne vien tik kolektoriam. Ir kitaip nei kai kurių šiandien girdėtų grupių kūrybą, jų kūrybą galima rasti tiek Bandcamp'e, tiek streaminimo platformose. Tai jūsų dėmesio į Lip Cream gabalas Price of Innocence.
Japonija 86 įžengiant į ekonominio burbulo erą, kuri žymėjo beprecedentį augimą ir hiperkonsumerizmą, visuomenė buvo saugi, sterili ir varoma vien tik tais pinigais. Ir kadangi to Japonija dar labiau apsidangstė dekoracijom ir paskendo materializme, iš undergroundo tai atsišūkė dar ryšesnė atsakomąją reakciją. Ir jeigu jau turėjom ramybės drumstimą tradiciniam pankroko priemonėm su antisisteminiais lyriksais, turėjom ir maištą darkant dainos struktūrą noizų, tai ankstesnių grupių kontroversijos ir destrukcija atvedė iki visiško lūžio taško, kurį realizavo Sakos grupė Hanatarash, susikūrusi 84. Tam tikra prasme buvo ne tiek grupė, kiek performanso projektas, rizikuojantis tiek savo narių, tiek ir klausytojų sveikatomis ir gyvybėmis, ir pankavimą paversdamas ekstremaliausių įmanomų jo variantų. Vedami frontmano Yamantaka Ai, Hanatarash, tesdami pavojingų džizm sceninių pasirodymų tradiciją, vieną savo koncertų pradėjo sienoje išversdami skylę ir pro ją įvažiuodami ant scenos. Todėl, norint Hanatarash pamatyti gyvai, reikėjo pasirašyti asmens sutikimo formą, kad pilnai prisiimė atsakomybę už savo veiksmus, jeigu tau kažkas nutiktų, ir negalėtum po to paduoti į teismo grupės. Nes nėra nieko labiau punk, nei dėl viso ko apsidraust. Bet jie man nesaugojo nei savęs, nei publikos. Vieno pasirodymo metu jis prie savęs buvo prisirišęs įjungtą diskinį pjūklą, kuris per koncertą atsikabino ir vos jam nenupjovė kojos pasirodymo metu. Yra buvę ir molotovo kokteilių mėtymo, ir kraujo. Ir šiaip, greitai Hanatarash buvo užbaninti visų Japonijos venijus. Ir su šita grupe pasiekėm tašką, nuo kurio jau praktiškai nebėra kur eit toliau, kur perlipęs visas socialinės normas, sudarkai ir muzikos struktūrą kartu ir su visa patalpa. Bet, beje, grupė grojo daugiau ne muzikiniais instrumentais, o drėlėm, armatūros tripais ar kitų statybinių inventorium. Ir taip jų kūryba užima keisti tarpinę teritoriją tarp noizo, pankroko, performatyvių menų ir fliuksinio antimeno. O grupė iširus, Yamantaka co-foundino Boredoms, tai viena iš įtakingiausių eksperimentinio roko grupių, kuri vėliau kolaboravo ir su tokiais grandais kaip Sonic Youth. Ir aš manau, kad išprusimui verta žinot, kaip skamba labiausiai ekstrem periferijos muzika. Ir kadangi aš ruošdamasis laidai gavau labai artimai susipažinti su jų kūryba, tai noriu iš anksto pareikšti užuojautą žmonėm, kurie laidos klausysis tiesiogiai ir negali prasukt. Ir jūsų dėmesiui skambės gabalas Domination in Spunked Cock. Nors šiaip aš nežinau, ar čia gabalas, tai truputuką prisitylinkit kolonėlės tyliau. Jeigu išklausėt viso gabalo, esat sunkių dažnių garbės pilietis. O grįžtant prie grupių, kurios grojo muzikos instrumentais, o ne betono mešalkom, tai jeigu vienas kelias eit all in buvo eiti į destrukciją,
Tai likusios hardcore grupės toliau ieškojo naujų išraiškos būdų. O kadangi pankroko ir metalo maišymas vyko nuo pat 80-ųjų pradžios, tai dešimtmečio galą ir 88-uosius susiformuoja kitas labai unikaliai japoniškas soundas, vadinamas Burning Spirits. Ir derina jis hardcore panko būgnus, šaižius vokalus, bet jau ir melodingumą. Ir šitas soundas viena vertus buvo stumiamas tokio labelų kaip Selfish Records ir koncertų serijos tokiu pat pavadinimu Burning Spirits. O viena iš pirmųjų Burning Spirits soundo grupių yra laikoma Tetsu Arai. Išvertus jų pavadinimą, čia reiškia geležinis gantelis. Susibūrė 84-ais. Burning Spirits yra ir vienas iš Tetsu Arai galbalų pavadinimų. Ir viena iš Burning Spirits ypatybių bendrai, kad tai ekstremali muzika nesimetant į gryną nihilizmą. Iš esmės tai tokia pankroko atmaina, kuri išjudina iš vietos, bet ne tam, kad išgriautų sieną, o kad suteiktų vidinės stiprybės. Ir kokie nors dabartiniai idols muzikoje daro kažką labai panašaus, ypač kai turėjo savo Joy as an Act of Resistance. Tai Tetsu planas labai panašus, tik sunkesnis. Ir šita Tetsu įtaka perlipo Japonijos rėmus ir iš esmės atkeliavo ir vakarietišką pankroką, nes sekant jų istoriją, pankroko agresija tampa melodingesnė, o įstikinimai galit pažiūrėti, kad ir į modernų post-hardcore. Aplamai jie Japonijos pankroko scene yra laikomi vienais iš pagrindinių narių, palaikė visą infrastruktūrą su gigais ir labelais, kurie palaikė tokio undergroundą gyvą. O čia kaip GOS pardavinėjantis pigius bilietus ar Selfish Records tampantis infrastruktūros dalim, čia nėra tiesiog logistinės detalės, tai yra ir japoniškiausias sprendimas, koks galėtų būti. Gal tu ir negali pakeisti sistemos, bet iš esmės gali sukurti savo bendruomenę, kuri funkcionuotų paraleliai. Ir jeigu negali būti laisvės visuomeniai, tai toj savo bendruomeniai tau nereik būti kažkuo kitu. Tai paklausykim Tetsu Arai gabalo Burning Spirit. Burning Spirit! Burning Spirit! Burning Spirit! Burning Spirit! Pats Burning Spirits pavadinimas nėra tiesiog paimtas iš Tetsu Arai gabalo, nes jis kilo pokalbis tarp Tetsu Arai vokalisto Katsuta Tokiyuki ir kitos grupės Death Side vokalisto Ishie,
Ir Burning Spirits prasidėjo pirmiausia kaip koncertų serija, o frazė gimė kaip referencas iš wrestlingo, kai vietinis imtyninkas Bruce Brody vienam interve pasakė, kad savo varžovo akise pamatė degančią dvasią ir šitą metaforą perimus abi grupės ir sugalvojo rengti koncertus. Tai ta grupė Deathside kartu su Tetsu Arai laikomi yra kaip žanro apibrėžėjai ir populiarintojai. Ir jeigu sakysim, kad Tetsu Arai soundą pradėjo, tai Deathside šitą soundą išgrynino. Ir svarbi to dalis buvo Deathside gitaristas Chelsea arba Hiroyuki Kishida. Ir jis į hardcore įtraukė ir visokius meistriškus kelių aukštų soliakus, o jo tragiška mirtis 2007 metais įtvirtino kaip vieną iš undergroundinių gitaros herojų. Ir nors Deathside išleido tik 2 albumus, abu yra laikomi žanro šedevrais, tai Wasted Dream, čia 89 metų jų debiutas, nustatęs auksinį Burning Spirit standartą, o Bet on Possibility 91 yra geresnės produkcijos kokybės, dar greitesnis tempais ir užfiksavęs ikoniškiausius Chelsea grojimo epizodus. Ir su Burning Spirits bendrai Japonijos undergroundinė muzika nuo visiško nihilizmo pereina ir į kažkokį savęs paties įgalinimą, išlikimą. Muzika vis tiek žoska, bet ji nebando viską sugriauti ir palikti nieko po savęs, o suteikti kažkokios vidinės stiprybės. Kaip ir su tuo wrestleriu, Burning Spirits yra ne apie pastato sudeginimą, bet tai apie ugnį palaikančią tave iš vidaus. Tai uždėsiu jų gabalą Nothing for Other Pride. Japonijos ekonominiam burbului sprogus 20-aisiais, tie aukso amžiaus pažadai, kuriuos augdami girdėjo jauni žmonės, pasirodė kaip apgavystė, o per Burning Spirits Japonų visuomenė randa ir būdą išlikti mezgant ryšius vieniems su kitais, bondinantis per panašius struggles. Ir taip šitas subžanras pasirodo kaip garsas stumiantis į priekį, net jeigu viskas lysta iš po kojų. Ir tą kartu su Tetsu Arai ir Deathside labai gerai reprezentuoja grupė Bastard iš Tokijo. Nors su mažai išleistų albumų, bet su labai dideliu impactu scenų ir už jo ribų, jų vienintelis LP albumas Wind of Pain, išleistas 22 metais, plačiai laikomas vienu iš geriausių japoniško hardcore albumų. Jis vienu metu apjungia ir Discharge the Beatą ir techniškesnius soliakus iš trash'o, tai čia realiai tobulas albumas tiem, kas ieško kažko labai greito ir neapdirbto, bet su daugiau melodijos nei dažniausiai gali pasiūlyti tiesiog hardcore'as. Ir kitaip nei dauguma undergroundinių to metų įrašų, albumo productionas visai solidus ir kiekvienas instrumentas mikse girdisi. Ir jeigu artėjant 90-iesiam hardcore'as ėmė skilti į beatdown ar post-hardcore'ą, tai japonai išsaugojo šaknis gyvas. O grupė išsiskiršius, Bastard gitaristas Ziggy Yaku įkūrė kitą monumentalią grupę Judgment, tolyn nešdamas Burning Spirits vėliavą
Ir toliau derinamas tai, kas buvo pagrindinis Bastard išskirtinumas, derime tarp gaivališko street punko ir metalo virtuoziškumo. Tai pasiklausymai Bastard gabalas Never Change. Japonijoje gilėjanti socialinė atskirtis kartu su branduolinių bombų šešėliais praeitį, pankroką paverčia ir terpę, kurioje kalbama apie negrįžtamą pasitikėjimą praradimą valstybę ir moderniom technologijom. O su Hirošima ir Nagasaki Japonija turi realius branduolinio ginklo randus. Ir kai kurios grupės tematiškai taikė būtent į šią vietą. Tai tokia grupė Framtid iš Osakos sumaišė žiaurų dibitą kartu su 80-ųjų švedišku anarchistiniu hardcore'u. Ir dėl to Framtid garsas dėl to juntamai daugiau funkcinis nei puošnus, paliekant tik tai, kas būtina. Tai yra greitį, distortioną ir gerklės pjaunantį vokalą. Ir nors Framtid sėmėsi įkvėpimą iš vakarų, šiandien vakarietiški bandai sėmėsi įkvėpimą iš Framtid. Nes jei anarchistai vakaruose ėmė švelninti soundą, tai Japonijai tai nenutiko. Ir švedų grupė Give Gas Attack Framtid įvardina kaip įkvėpėja numeris 1. Ir tiek Framtid grupės debiutinis albumas Consuming Shit, tiek jų follow-upas su Defeat of Civilization yra laikomi modernaus crust pankroko šedevrais. Tuo pačiu Framtid reprezentuoja ir tiltą tarp rytų ir vakarų. Tai yra 80-ųjų ir 90-ųjų japoniško hardcore'o ir jau 21 amžiaus undergroundo, ir kur prisigaudė įtakų, jie jas pastiprino ir atsuko į vakarus atgal. O Japonijos visuomenė 21 amžiuje iš esmės buvo lygiai tokia pat kaip ir anksčiau, ir ekstremalumas ten nekinta, nes nekinta ir visuomeninis spaudimas. Tai jūsų dėmesio į Framtid gabalas Life Control.
Japonijos pankrokas parodo, kas būna, kai visuomenė spaudė iki absoliutaus konformizmo ir koks tada būna atsakas iš subkultūrų. Ir pabaigai galvoju pametėsiu netokį ir archainį bandą irgi iš Tokijo, irgi su radijui nedraugiškų pavadinimų, kurie toliau ieško, kur tos ekstremalumo ribos baigėsi ir kurios taip ir nedings, nes niekad ir nedings socialinis spaudimas. Tai fuck on the beach, too sad to be alone. Something